Dovilė Razvanaitė. O kur mes randamės? Danijoje. Šiaurės jūroje, rytiniai pakrantėje, kažkur sulindę į visokius, nu, tokius... Su krabais. Esam Šiaurės jūros pakrantėje, Danijoje. Vaikštom. Ne, čia pasakyčiau, kad tokia šilta jūra. Kuri diena, kurie metai, visa kita. Kokie metai? 2010 metai. Liepos 10 diena. Liepos 10. Savaitgalį 6. Kas pokytis? Tai va. Čia kur vaikštam dabar po pelkės visokios yra daug krabų. Bandysim, gal pagausim kokį šikną krabą, tokį bajavą. Gal įsikepsim, gal surysim. Ką tik Dovilė šoko per kažkokį upelį, pasidarė popą. Ką tik per upę žaizda didelė. Paim. Labą dieną, Dovilė! Aš šiaip vaikštau, žiūrinėjau pakrantę, o kur tu išeini? O kur ateinu? Aš tai einu į nebūtį. O kur ta nebūtis? Oi, o kur jūs iš tikrųjų eina, Dovilė? Aš einu į parduotuvę. Vieną. O parduotuvę kraut vetuolį? Nu, ne. Tai tu daug pirksis, tu tokia žiūriu, pasiėmius tirbykė tokia. Karas daug turiu. Aha. O galiu su tavim? Gali. Gerai, eime. Eime. Raimundai. Nu, ar gražu? Kas gražu? Ką sakai? Kas gražu? Aš tau negražus? Kas tas? Kokį protą? Tu. Ką? Ties proto riba. Ką? Aš nesuprantu, ką sakai, su manim kalbė. Raimundai, eik namo. Einu. Kreipim dėmesį, kad tas batus nešas jau nebe taip, kaip turėtų. Nu, koja. Senatvė. Dovilė, baigsi? Ir vėl tu. Baigsi? Ką čia darai? Ką darai? Baigsi! Baigsi! Dovilė. Vyrai. Krabas, vyrai. Du krabai kaunasi už vietą po saulę. Vienas. Jis nori mano koją pagraužti. Jis graužia kopūstus. Jis pareina mano koją. Jie kaunasi. Kaunasi arba poruojasi. Jie kaunasi dėl to, kuris pateks į mūsų odą. Tai mena. Jis atėjo mano koją. Suprantu, kuo jie čia nori dabar iš mūsų. O, vienas apirko, aukštam papais, jeba. Padėktų ją. Didysis krabas atėjo į mūsų kiemą. Išvaduot šitų piplių, kurie ką tik kovėsi. Dėl vienas mūsų puolė. Koks didelis. Jie šiandien. Dar vienas. Čia renka hebrą. Jie renka hebrą, man atrodo, jie kažką organizuoja prieš mus. Ką dar? Šok.
Labas rytas, Dovilė. Labas rytas, Dovilė. Kas jūs toks? Dovilės ar matai? Esame Danijoje prie Arhuso, nu kokie ten 30 km nuo Arhuso. Į tokią pilį fainą užlipę. Šitai piliai prieš apie 700 metų. Ir yra nerestauruota. Taip pat tokia yra kokia yra. Esame ant vienos iš aukščiausių kalvykių palipę. Mano kuprinė faina. Tai va, Dovilė, kaip jūs jaučiatės po nakties miške, palapiniai, mėgojimo? Šiknius lietus. Tai pavargius, pamėgojus esat šiaip patenkinta. O va riešutų, tai gal ir norėčiau. Reikia riešutų paimti. Norėjau parodyti jums tokią fainą vietikę, kur esam. Savo gražiai tyliai būnam. Tai va, mūsų turistinės baigėsi.